Gerai, pasinerkime į vienos, labai ypatingos nuotykių ieškotojų grupės kronikas. Štai šitas sakinys puikiai apibūdina jų problemų sprendimo įgūdžius. Pažiūrėkime, kaip iki to priėjome. Taigi, mūsų istorija prasideda herojams ką tik pasiekus virtinę taktinių ir moralinių pergalių. Jų tikslas – tarpeklių miestelis, bet pakelyje, aišku, jie pamato vienišą bokštą ir negali praeiti pro šalį. Puikus klausimas. O mūsų herojai, žinoma, sugalvojo tiesiog genialų kelių žingsnių planą. Ši geniali strategija sargybinius tiesiog suglumino, leido jiems pasprukti švariai, gal kiek ir nejaukiai. Po tokių derybų komanda nusprendė pailsėti. Rado mielą laukimę, o joje ypač draugiškai atrodantį medį. Paskutiniai žodžiai prieš tai, kai vienas veikėjas smalsiai paliečia gražų medį, kuris jį aišku puolė. Planas ramiai nakčiai greitai virto kova dėl išlikimo, prieš piktus vaikštančius medžius. Kaip ir visada, Geniali mintis. Gaila, kad ji kilo jau po to, kai mūšis buvo laimėtas. Pergaliai atšvęsti jie susikūrė laužą iš savo priešų palaikų, kad visiems būtų aišku. Galiausiai miestas ieško maisto, pastogės ir progas išleisti sunkiai uždirbtus, pinigus. Pasirinkimas sunkus – ar eiti ir saugią, gerą vietą, ar ten, kur pigiau ir įdomiau. Sprendimas, aišku, buvo akivaizdus. Bet vietoj muštinių jie pasuko kitų kelių, pasirinko scenos meną. Taip, tikrai. Ir tai buvo tikras komandinis darbas. Kiekvienas prisidėjo prie šou savaip, net ir taisydamas batus scenos kampe. 19. Tiek auksinių monetų publika sumetė į jų kepurę. Didžiausia jų sėkmė iki šiol. Pasirodymas buvo pelningiausias jų žygis, atnešė ne tik auksą, bet ir šlovę. Ir aišku, nemokamo alaus. Kol vyko šou, viena herojė nusprendė įvykdyti teisingumą. Kaip? Apvogdama vietinį kišenių vagį, žinoma. apsvaigę nuo sėkmės jie pasijuto kaip niekad vieningi. Tikras komandinio darbo pavyzdys, net jei dalis pelno vogta. Bet kai vienas narys miegojo, jį pasiekė dieviškas įsakymas ir tai buvo didžiausias komandos išbandymas.